lagaminas. Se 5 ryto kelti. Taiga tai keliasi anksti. Kokie gražuoliai nuo ryto visi. Tai kiek aš čia pamiegojau. 5 valandėlės. Strutauski. Klausė, koks vardas Strutauskio. Strutauskis. Ar Srutauskis. Kaip tu išlindai, mažas čikenai. Matėt, ruduo jau garuoja, tvenkinys šiltas, tvenkinys šiltesnis nei oras. Toks kaip rudenį biškį pavaikštai, pasigrūdini, plikas. Mano kiemas, kaip noriu, taip vaikštau, nors ir plikas. Nankų sargai. Kas šunį vizgina? Kas šunį vizgina? Kas šunį uodegą vizgina šunį? Net pečiukas šildyt pradėjo. Rytas 10 laipsnių. Vakar su šienais, tai mano šienas dan padarytas kiek 179, sakiau, žodžiu. Sklerozė man, jeigu aš kartais skaičiuose painiojas, tai žinokit, kad neatsimenu šitų skaičių visiškai. Vokiečiam nebespėjom padaryti visko. 80 rulonų padarėm. Kažkas taip sakė, pasibaigs su savu šiandien, jeigu nelis, bet kažkaip kaip ir nepanašu, kad lis. Su savo technika turima. Tai va, o šiaip sakė, patiko. Aišku, tie biški nesklandumai tokie pastabdė. Tai jeigu būtų nepastabdė mūsų tie nesklandumai, tai būtumėm spėję viską padaryti. Bet 3 kartus grėblys atsikabino vieną pusę, tai ten, kokį pusvalandį sugaišom su mano presu, dar pusvalandį mažiausiai sugaišom, kol diržus nupjaustėm tos likusius. Tai va, ir taip kažkaip baigta šienapjūtė, tiesą sakant, iš tikrųjų mano. Viskas su šienu pas mane job done. Nebesiplėšysiu, nebedarysiu niekam, nes ir orų panašu, kad nebus tam tinkamų. Aišku, jeigu būtų orai tinkami, tai gal dar padaryčiau bent šimtelį kokį kitą rulonų, nes panašu, kad jų reikės preso remontui. Dar reiks išsiaiškinti su draudimais, kaip ten viskas yra, bet kiek esu susidūręs, tai draudimai negalioja tokiuose situacijose. Tas pats, kas variklį mašiną užkaltų, tai čia jau kasko tikrai gal neveikia, nežinau, žodžiu. Ir ką, ir pabiškį link savo svajonės einu, kad daugiau lenktyniauti negu dirbt. Aišku, gaunasi, kad dirbi mažiausiai 5 dienas, ar lenktyniauji 1, 2. Bet ir suprantu, kad toj būsiu per senas lenktyniaut, tai arba dabar, arba niekada. Vakar su Žilvinu jau apkalbėjom šitą reikalą, tai noriu pasisakyti ir jum apie ralį.
labai noriu ralio, labiau nei drifto noriu ralio, bet ralis daug brangesnis sportas. Stipriai brangesnis. Ačiū visiems už skirtą paramą 1,2%. Jos šiemet susirinko mažiau nei pernai. Pagalvojau, kodėl mažiau, tai manau, kad dėl to, kad į ralį nevažiavau. Dėl to mažiau žmonių skiria paramėlę. Tai tos paramos kaip ir daug yra, bet jeigu skaičiuojant raliais, tai nesusirenka net vienam raliui. Tai va, tai šiemet ralio nebus jokio, todėl kad, ta prasme, aš savų pinigų neturiu iš ko prisidėti prie ralio, iš ūkio uždarbio. Ūkis šiemet labai prastai jaučiasi finansiškai. Kai bus toliau, tai matysim, kai derlių nuimsim. Tai tiesiog, kad ir kaip tu norėtum, bet jo visgi gyveni pagal, realią situaciją. Pasiskolinti pinigų ir važiuoti ralyje negali. Taip šitas dalykas neveikia. Tipo, kaip ir galėtum, bet, neveikia taip šitą sistemą. Tai tiesiog šiemet tenka pasakyti raliui stop kol kas, o kuriam kitų metų planą. Jeigu kitą metą ralį važiuosiu ir daugiau žmonių skirs savo procentą, daugiau žmonių prisidės prie mano tos svajonės, tai tada galėsiu važiuoti ralyje. O jeigu ne, tai tada nežinau. Nes, ta prasme, aš jau ne kartą sakiau, mano ūkis savęs neišlaiko, ta prasme, aš turiu dar paieškoti pinigų, iš kur dadėti tą ūkį. Tai ūkininkas ralyje tikrai nevažiuoja ir nežinau, dar yra žmonių galvojančių, kad čia viskas iš savų pinigų, tai ne, čia viskas yra iš paramų, viskas yra iš gerų žmonių prisidėjimo, kaip rėmėjai, partneriai. Tai va, tai šiemet užbaigsim su driftu. Dar turiu ir kitų projektų, kur reikia nemažai lėšų, tai kažkaip, Na, jeigu čia prie dešras eilė. Labadiena. Labadiena. Jie šiaip transui vaikšto. Jie čia... Nesenai nuėjo. Gerai. Ten kažkur? Jo. Gerai. Sulopė kaip niekur nieko. Kokia danga kelio. Guma ant kelio, ta prasme. Tai įsivaizduojat, kiek čia sukibimo? Belė kiek. And those are like I would call them like two separate, but no matter like a touch and goes, or I don't care. It's pretty narrow, and we don't want to see that you are in a tire wall, so it will be enough. Yes, if you will take then like a halfway go through it, and it will be perfect. So no, in the front of you have a inside clip, which is kind of also very tricky one. But the main idea is that you are keeping momentum of movement of the car in this slow corner. So when the cone, what is standing there, it's on the grass. If you will hit it, or if you will cross the curb with the front wheels, that means that that was too much inside. You need to stay on the tarmac. If you are on the curb with the front wheels, that's like you are already starting to shallow the line. A little bit too much, but it's still okay. But if your front wheels are dropping the curve on the grass, it's like no, too much. Then it's like incomplete, yes.
Very nice looking dirt. Ištaškys šitą smėlį. Atvažiavau į varžybas iš vis net nesiorientuodamas, kaip jos vyks, nes vyks ir streetas, bet čia ne prie ko, semi-pro ir pro lyga, tai aš važiuosiu ir toj lygoj, tai kažkaip biški kitaip galvojau, kad vyks, bet pasirodo šiandien pro lyga važiuoja visą varžybą, o rytoj semi-pro. Aš buvau nusiteikęs atvirkščiai, kad bus pradės nuo semi-pro, o pro rytoj, tai būtų tobulėjimas tasai tikslingesnis, bet nu, yra kaip yra. Naujos padangos. Šį kartą bandysim tokias. Tai ką, antras kartas mano Kuršėnuose, trečios mano kaip drifterio varžybos. Dar neprasidėjo ir nes pirmos baigėsi net neprasidėjusios, tai nesiskaito. Vienos buvo Latvijoje varžybos semi-pro ir vienos buvo Šiauliuose semi-pro. Tai dabar... Ai, ne, tai pirmos mano pro lygos varžybos. Gali būt, kad prasidės. Aišku, pirmiausia reikia treniruotę praeit, o tada bus kvalifikacija. Bandam treniruotis. Trasa tokia sudėtingesnė, todėl kad 2 kartus į pakalnę reiks važiuoti. O į pakalnę slyst yra sudėtingiau nei į kalną. Pirmų važiavimų bandomojų tai iš vis nieko, tiesiog susipažinti reikia su trasa. Antrų važiavimo sako jau durk 4 bėgi, todėl kad 3 ribotuvą daužau. Bet man toks, kažkaip tai, kad netraukia tą mašiną, bet traukia, pasirodo 4 bėgių vinioja, tai kaip turi būt. Balsas tik pasikeičia, bet dabar su 2.5 padanga važiuoju, dar vieną raną ir tada 2.8.5 dėsiu 2.6.5, nes nu vis tiek biški lengviau su mažesnė padanga, siauresnė susipažinti su trasa, kur koks kampas, kur ką. Šiaip galėčiau važiuoti ir pro lygoj su 2.5 padanga, bet jeigu noriu, kad mano lygis būtų pro, tai turiu su pro padanga ir važiuoti. Taip. Bus daugiau gripo, bus daugiau greičio, bus baisiau. Šiaip tai nebaisu kažkaip, ką žinau, visai komfortiškai jaučiuosi, tik tai, nu jo, reikia praktika. Kuo daugiau kartų pravažiuosiu, tuo geriau jausiuos. Tai čia elementaru, Vatsonai. Ką tai reiškia, žinot? Ta pati, ką ir praeitą kartą, kaista per aukštą oro temperatūrą patenkant į variklį. Nu, ką darysi? O taip darysim, va. Gręšim skilių daugiau. Ir laukia tai tik tai nėra 20 laipsnių šilumos. Tai jeigu būtų karšta ir saulytė šviestų, tai tada iš viso dėdė nepavažiuotų. Gavau pirmą patarimą. Driftas prasideda nuo gero padangų pašildymo. Ačiū, sutinku, nes man neišėjo prieš tai pasišildyti padangų. Matom. Eik, koks minkštas metalas su biški siena atsidūrė. Nu va, tai dėdė užbaigė pirmą treniruotę pro lygos, po manęs jau nieks nebevažiuos. Soriukas, taip gavosi. Jo, tai davė tipsą, kad gerai reikia pasišildyti padangas. Tai vadinasi, aš vis dar per mažai pasišildžiau padangas. Nes, ta prasme, per daug mašinas lysta ir gaunasi, kas gaunasi. Biški galas pasiekė, nu čia va tas ir yra su blokais. Galas truputį kliuvo, kaip ir jokio kriminalo nėra. Taip, o
tada atsuko ir nosim. Bam, nu, ta prasme, taip ir taip. Ir tada jau reikaliukai. Nu va, pirmą kartą važiuoju ant raliuko. Šiaip ilgai daug kas pagyrė, kad ilgai ištempiau be to. Bet, ta prasme, nu, norėdamas greit važiuoti, tu turi ekstra stipriai rizikuoti, o kai stipriai rizikuoji, tai važiuoji su traliuku. Arba ne, jeigu moki važiuoti. Jeigu nemoki važiuoti, tada važiuoji su traliuku. Tai viskas gerai, nu, ta prasme, ne vienas be to neišmoko važiuoti. Nebent nieks, nu, ta prasme, supažinti, kas nemoka, kas neklysta, tas nebando. Kas nebando, tas neklysta. Žodžiu, turim dabar valandėlę, man atrodo, gerą susitvarkyti. Tikiuosi, kad nelūžo kolonėlė, tik tai vairo traukė linko. Jeigu lūžo kolonėlė, tada nežinau, ką darysim. Duosiu viešą klausimą. O vairo traukės, kai aš atsarginės palikau jum. Aha. Taip, jums šitą reikia duris. Ką? Stabdis visą bėgis išjungs? Nežinau. Nėra bėgio, čia turi važiuoti. Šios padangos skaitau šitos, ne? Kažkaip biškį greičiau, bet slidžiau gavosi. Na taip. Jau taip laikiau, jaučiu, kad jau tik tai suraukiau rūrą. Šakė. Nu čia dėl tiek tai gal. Ne, tai tau pakeitė kampą. Ai, kolbos tai? Nespėkit, kuri gera. Ai, truputį šitą palinkus. Ne, šitą palinkus. Jo, šitą palinkus. Atsiprašau. Einu atidirbinėt. Reiks biškį ant dalių. Šaivų tai šitą padirbėsiu pagrūščiukų be pakrovėjų. Tai ta prasme, kiek yra padanga minkšta, pažiūrėkit, matot? O mano tos yra kietos, žiauriai, labai kietos. Tai skiriasi, wow. Viskas padaryta. Pusvalandis čia tik tai darbo, nedaug prigadinų. Ir dabar užsidėsiu normalias padangas. Nebeieškoti daugiau, nes padangų yra labai daug visokių ir kai tu nežinai, o sveikas lietau, tavęs čia labai trūko. Kai nežinai, kokiam padangom važiuot, eksperimentuoji, nes čia ta klaida tiesiog buvo dėl to, kad nuslydo priekis, nu. Ir visi, kas matė, sakė taip. Man pasirodė, kad tiesiog per greitai, bet, nu ir jo, ir tada per greitai, ir tada slydo, nes jeigu būtų gripas, būčiau ir nuvažiavęs. O dabar slydo, taip laikiau jau, ir rūrą tik sutraukiau ir pam. Na, bet nieko tokio, čia, ta prasme, be to, niekaip. Dar stabdis smarkiau. Rankinį dar traukia. Sproks užtraukęs rankinį. Tai vat, pirmas išvažiavimas realiai normalesnis su naujais ratais iš autovilsų ir jau minusavau vieną iš karto ratlankį sulankstytas. Gal ištiesins mano hibridė, bet jo, reikės panašu ratlankių dasipirkti daugiau į atsargą. Nes jie irgi dėvisi. Atrodo taip nestiprėjo, o kampas užraitotas, va visas užraitotas. Nu gal nestipriai, gal taip normaliai. Taip, tada bėgi. Gal dabar startas stovi tam, kad tai išgrįžtų bėgi. Tai čia yra pati gražiausia mašina šios dienos. Tokia seksualka. Šiaip tai tikrai nepatikėčiau kitais
pilotais, bet šitas tai laimėjęs yra, tai viskas gerai, tegul reguliuoja. Per daug. Semas viršaus. The goalie was right now on the longer one, and in the second training group almost no one got it. There are a lot of old boxes which are black from the tire mark. So which one is the correct one? The cone? Not the earliest There was one. a standing cone. Yeah, I but hope that's it was like beautiful. at all the trainings. Yeah, but the bigger box, which is the second box there, is like really far away. Is that the correct one? Or is the small... Looking. Štai, paruošta, padangos teisingos, taip sako tie, kurie geriau už mane važiuoja, kad užsidėktų normalias padangas ir tada bandyk važiuoti. Pažiūrėsim. Suvedimas padarytas, sudarytas, ratlankis biškė. Vienas išmetimui ratlankis, vienas truputį. Tada bamperio nėra, sparnas ant klaustuko. Ir dar čia vat paprašiau, kad padarytų geriau kvėpuos taip. Šaltą orą ims iš čia. Tai va, nieko neturėjau, o dabar turėsiu daug visko. Ir šakes atveš atsarginės komplektą, nes visą laiką galvojau, kad reikia, bet vat, kol nereikėjo, tol nereikėjo. Ane? Ką? Šakių reikėjo. Kol nereikėjo, tol nereikėjo. Dabar, kai reikia, tai jau... Ir jo, tas drifto tas įdomumas yra, kad tu turi būti žiauriai maks ant ribos, nes jeigu tu nebūsi arti blokų, kai tu maksimaliai rizikuoji sudaužyti mašiną, tu ta prasme pralaimėsi arba net kvalifikacijos net nueisi. Taip ir daro. Ir tuos clipping pointus piešia kuo arčiau sienos. Nu, ne visą laiką, ne visi organizatoriai tai daro, bet dauguma tai daro. Ir jeigu tu nebūsi ant tos plonytės ribos, kai krešinsi, tu nieko nelaimėsi. Rally panašiai. Jeigu tu nebūsi ant tos arti tos ribos, kai nuslysi nuo kelio, tai irgi tu greitas nebūsi, bet rally yra kitas dalykas, kad jis yra ilgas ir tu, ta prasme, gali po truputį įsibėgėti. Čia tu turi nuo pirmų ranų maksimaliai leisti ir rizikuoti maksimaliai. Tai, nu tai va, tai taip ir, ką žinau, dabar pabandom. Kažkaip tai kyla man šypsena. Ta pirma pažintis tokia visai... Nu, okei, supratau, apie ką čia nai. Nu, antra treniruotė šios dienos, po kurios mūsų laukia kvalifikacija. Nu, žiūrim, kas čia. Kaip čia atrodo teisingos padangos. Kaip sako žmonės ir dabar, nu, neteisingai dariau iniciaciją, tai pabandysiu daryti teisingą ir tada turėtų paeiti. Nes jau minėjau, kad labai yra svarbu teisinga pradžia padaryta, nes visa trasa yra susijusi. Jeigu pradžioj neteisingai važiavai, visą trasą, nu, neišgaudysi tada visos trasos teisingai važiuoti. Kaip bebūtų keista, ar neturėtų būti keista, bet daug greitesnė padanga, ta prasme, nes, nu, mašina valdytis pradėjo nebeslidinėti. Ir automatiškai tasai, kai tu prie sukibimo ribos, kai išsitiesina mašina, nu, reikia drąsiai eiti, nes ant kalno ištiesino mane. Nu, ta prasme, norėjau persimetinėti, bet per mažai buvo greičio ir ištiesino, tai ne faina. Prie tokio greičio, kai ištiesina, tu nusiteikęs, kad slysi, o tave ištiesino, tai ką tu darai? Darai mechaniką į reikalų, bet nu bandom toliau kažkaip. Nu, biški kitaip mašina valdosi, suvedimas kitoks dabar pasidarė, profas padarė, tai ta prasme reikia jau pasimokyti vėl iš naujo. Ir vairas netiesiai, bet labai vairo poziciją važiuodamas nekreipi dėmesio, bet kažkaip vis tiek veikia per smegenyse, kad kažkas tai ne taip. Aišku, pirmų važiavimų negalima taip leisti maks, todėl kad maža ką kažko tai kažkur nepamatė, nes, ta prasme, nu, tu turi pravažiuoti po krešo, po atsitikimo kažkokio avarijos. O dar ypač pakeitė, suvedimą truputį pareguliavo. Tai
aš važiuoti nemoku, bet aš negaliu išmokti važiuoti, kai mašina nenori važiuoti. Na tai ko aš jam galiu pasakyti? Paskutinis ranas mano spoteris, sakė, buvo geriausias iš mano visų važiuotų. Tai yra gerai, kai kiekvienu kartu tobulėjau. O kodėl taip atsitiko? O spėkit. Nes Avela yra toks sutverimas, kad vienas nieko nesupranta, vapšė nieko nesupranta. Tai tų pabanda, tai anų pabanda. Ava, kai atsistoja Avela už kažko ir Anas tas, kuris moka, parodo, kaip reikia, tada Avelai supranta. Aha, tik reikėjo taip pasakyti. Tai va, tai paskui Simą pavažiavau bembutį. Ačiū tau, mielasis draugė, kolega, ir jisai parodė, kaip reikia, ir iš karto, ta prasme, tapo aišku. Tai priminimas man pačiam, kad visą laiką varžybas kitas pradėti nuo chase runo, kad suprast, ką aš turiu atkartot, nes pasirodo, kopijuot moku. Tai va pavyzdys, kai labai greitas pilotas labai arti ribos važiuoja. Bet ta prasme, tu privalai būti ant tos ribos, kai ištaškysi mašiną. Nes jeigu tu nepasiruošęs sudaužyti savo mašinos, tai tau čia ne vieta. Vat apie ką driftas yra. Bet ta prasme, natūraliai tai yra mašinų laužimas. Ta prasme, tu susikonstruoji brangią mašiną už gerą ir ta prasme, tu esi pasiruošęs ją sudaužyti. Jo, bet lekia hebrytė. Nu, čia greičiausiai, vieni iš greičiausių, tai nežinau, aš tai, ta prasme, viduje kai važiuoju, tai neatrodo, kad taip lėki, atrodo čia visai, ir visai kitaip, bent, nežinau, šitoj trasoje atrodo, va, žiūri už čia, va, op, jie čia taip važiuoja, aš tai tikrai taip nevažiuoju, bet paskui video parodo, nu, panašiai važiuoju. Berniukai ir mergaitės, važiuojam. Mano pirma Pro lygos kvalifikacija, pirmas mano startas Pro lygoje. Pažiūrėsim, kas čia ir kaip čia. Realiai tai išmokti nieko neišmokau, bet parodysiu, ką galiu.
toks, ką žinau, ne 0 taškų bus iniciacija, nu nesigauna, nu nors tu ką iniciacija, man tas pirmas pasistatymas. Sudvėjojau, ar kišt 4 ar 3 inicijuotis, tai jaučiu, kad reikėjo bandyti 4, bet 4, jeigu suklysti, tada neužsisuka ratai, ta prasme per mažai galios. O 3 ribotuvas sudaužai, o kai sudaužai ribotuvą, tas pasistatymas toks, nu 5. Bet ką žinau, gerai, visą likusią trasą taip, visur tilpau, visur, nu, to vat trūksta, jaučiu kloarkos, kai leidėsi žemyn, reikia 4 dar įmest bėgį, todėl kad nebeužtenka wheel speedo, greičio, ta prasme neužtenka ir toksai tiesint pradeda mašiną. Nežinau, ar apie tokius dalykus kaip vėl nuneštas bamperis galinis bereikia čia pasakot. Tiesiog, jeigu tu nori greit važiuoti, ar ti turi blokų važiuoti, šiuo atveju padangų, o padangas vis taip rankas kaišioja, kad ir kažką tai bamperį bando pasimti. Lempa, tai šį kartą užsikabino, laimė bamperį. Nu ką, pralaukėm ilgai, dar porą krešų buvo, kol visi pravažiavo. Tai labai ilgai laukti reikėjo. Šiauliuose kvalifikacija iškart vyko. Vieną kartą prasukai ir antrą kartą prasukai, tai ant karšto, o dabar pusvalandį kokį tikrai sėdim. Pirmą važiavimą surinkau kiek? 36 kažkas tokius. Ir vargani taškai, ta prasme labai mažai, bet 20 pozicija. Bet tai yra todėl, kad kitiem daug blogiau pasisekė negu man. Kas tikrai, nu, ką žinau. O dabar šito važiavimu, nu tai turiu viską jau. Sako, ką išmokai, tai ne ką išmokai, tiesiog drąsiai, su tais dideliais, kur vištas deda, pažiūrim, kaip tai atrodo. Antrų važiavimų 0. Nesupratau net, kas buvo, kažkaip tiesiog nuslydo priekis. O kai priekis lysta, ką tu bandai daryti? Neatsidurt blokose, tai nežinau, kas čia net buvo, reiks pažiūrėti kamerą, kad filmuota medžiaga, kas čia per. Istorija Šiaulių kartojasi. 32 Šiaučiūnas su 3.7, bet prieš mane irgi su 3.7 yra Narauskas. O Juodis dar negavo taškų. Pasitaisom 3.4. 3.3 Šiaučiūnas lieka vieną poziciją už ribos. Vėl įdomi labai situacija. Nu, ant tiek įdomi, kad vieną nežinau, iš kiek jinai būna. Rimvydas Narauskas surinko antrų važiavimų 37 taškus, Šiaučiūnas surinko pirmų važiavimų 37 taškus. Narauskas pirmų 0, Šiaučiūnas antrų 0. Tai kuris iš mūsų yra aukščiau, todėl kad Narauskas 3.2, aš 3.3. Tik tai 32 vietos yra į tolimesnės varžybas. Įdomi situacija. Ai, komedija tas gyvenimas. Praėjau kvalifikaciją. Aš buvau aukščiau, pasakė briefingė. Vidury briefingo ateina, sako, sorry, peržiūrėjom, kaip yra vertinami taškai. Tai dėja tu nepraėjai, praėjo kolega. Kodėl? Todėl, kad du kriterijai vienodi taškai, bet linijoje jisai 2 taškais daugiau gavo negu aš. Tai mano, nu, iš dalies gerai, nebereik šiandien rizikuoti daugiau.
komedija. Nu, bet viskas okei. O rytoj semi-pro varžybos bus, kur važiuosi mažesnę padangą, kuri mažiau norės mane šutyti. Nu viskas, sužiūrėjom. Čirpa trečias, o visi kiti užsieniečiai. Lyt pradėjo ir panašu, kad rytoj bus irgi lietus. Tai... Čirpa trečias. Jej. Tai mašinėlą miega. Vėl susirenku šitas frajerius ir varom miegot. Miegos Šiauliuose. Ir rytoj gazuosi vėl. Labai gera patirtis šiandien gavosi. Pamokų išmokau nemažai. Biškį palaužiau, biškį pagadinau, bet kitaip nebus.